Lietuvoje pasitinkamas 4. ruduo kosminių technologijų srityje. Jas kuriantys mokslininkai, investuojantys verslininkai, didžiųjų kosmoso valstybių programų ir korporacijų vadovai renkasi į 4. tarptautinę kosmoso konferenciją SEMVO 13, vykstančią Vilniuje. Viename iš didžiausių kosmoso srities mokslo, technologijų ir verslo renginyje Baltijos šalyse susitinka ne tik pirmųjų lietuvių palydovų kūrėjai, bet ir įvairių Lietuvos ir užsienio įmonių bei mokslo institucijų atstovai. Kosmoso srities profesionalai iš Japonijos, JAV, Kinijos, Rusijos ir ES šalių, visi jie dalinasi savo patirtimi. Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai laikotarpiu Vilniuje pristatomas Europos komisijos organizuojamas parodų ciklas Space Expo, skirtas supažindinti Europos gyventojus su kosmoso technologijų kūrimu, taikymu bei teikiama nauda visuomeniai. Parodoje vaizdingai pristatomas kasdieniam mūsų gyvenimui daromas kosminių technologijų poveikis. Jį pamatyti, paliesti ir patirti galėjo kiekvienas parodos lankytojas. Čia galima pajusti gyvenimą Žemėje, geriau matoma iš kosmoso. Dar visiškai nesusipažinau su šia paroda, bet mane stebina, kad NASA visuomeniai taip pat parodo apie jų darbus ir tai yra tikrai sveikintina. Nesitikėjau, kad pas mus Vilniuje kažkas panašaus gali būti, taigi tikrai įdomu. Kol kas tik pradiniai įspūdžiai, dar tik atėjom. Įdomu. O ko tikitės? Sužinot, kaip kosmosas padeda mums kasdieniam gyvenime. Kosmoso tematikos renginiai į Vilnių sukvietė visus kosmoso gerbėjus, o pagrindinis konferencijos organizatorius Lietuvos kosmoso asociacija džiaugiasi jau 4. renginio sėkme. Šie metai yra ypatingi, nes mes pristatome 2 didžiausias Europos programas, tai yra palydovinės navigacijos programa Galilėja ir Žemės stebėjimo programa Kopernikus. Bet mes turime didelį ir lietuvišką įvykį. Tai yra šiais metais turėtų pakilti į kosmosą 2 pirmieji lietuviški palydovai. Labiausiai šioje konferencijoje ir galbūt netgi labiau parodoje džiugina, kad mes turime daug jaunimo, kuris domisi technologijomis ir vien per vakar dieną, mano žiniomis, apsilankė keli tūkstančiai jaunimo, mokinių, studentų, kurie domėjosi kosmoso technologijomis. Kiti konferencijos dalyviai dalinasi savo įspūdžiais. Lietuvos kosmoso asociacija tikisi, kad 5. tarptautinės konferencijos metu Lietuva galės pasidžiaugti ir savo sukurtais palydovais. Jų gyvenimas yra geriau matomas iš kosmoso. I think young people find space very exciting. It's something that they've grown up with, people in space. When I was a kid, it was all brand new, and so it's something that they've seen all their lives, actually, people in space, and robots going to explore other worlds, robots on Mars, robots leaving the solar system, and so just in general, I think, not just for kids, but for everyone, it's something that's very exciting. Lietuvai tikrai nėra didelė problema įvaldyti robototechniką, kadangi Kauno technologijos universitete turim stiprias grupės su programinė įranga, su jos kūrimu. Aplamai jokių problemų nėra, lietuviai gabūs programuotojai. Galų gale turim iškilų verslą Ilja Laursą, kur aplikacijų verslas. Tikrai būtų gražu, kad pasisektų integruotis didelę patirtį įdirbį turintiem biochemikam, biotechnologam, tai jutikliai, įvairūs sensoriai, kurie integruojami į tas mažas kosmose skraidančias struktūras. I think Lithuania is taking some great first steps. I think, talking about collaboration, talking to countries that have experience in the field and cooperating on projects. So, taking advantage of other people's strengths and building on that and developing new technologies and space testing them. It's a great first step for that. And encouraging the youth to get involved in science, technology, engineering and math, the STEM fields. You build your strength from within that way.